Simonas Daukantas. Lietuvos girios senovėje. Kas aprašys Kalnėnų ir Žemaičių senovės girias, kokias anie atsidaginę į tą kraštą rado, kurios be kokių tarpkrovių vienu lieknu it jūra niuksojo, nesgi šios dienos girių ir pievų vietoje angis girios. Trakšojo, o tarp jų jau versmėtos kirbos burgėjo, jau ežerai tyvuliavo, neįžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai, nuo amžių amžiais suaugę niuksojo ir visi vienu viena giria buvo upėmis tiktai ir upeliais išvagota, nes ir tos pačios upės ir upeliai perkošusiais medžiais užvirti, kuriuos pavasario ar rudens tvanai tevokė, o jei kurių tenai smarkus srautai nestengia pakūšinti, tie mirkdami vandenyje į plieną pavirtę, jau apdumiami smiltimis, jau nudumiami, nuo amžių amžių žlugsojo it akmenys, kurių žyla karšatį dar apyniai alksnių ir karklu šakose vydamėsi pavandeniais įsisvarstė, savo sparganotais vainikais klėstė visas kraštas, viena giria niuksojo, į kurios tankme ne vien gyvulys, bet ir žmogus negalėjo. Įlysti, naudrų ir vėtrų sankrytos gulėjo ant kitos, suraizgytos pražylę ąžuolai, eglės, beržai, pušys, vinkšnos, skroblai, uosiai, klevai puvo ant kito, nuo karšaties išvirtę žemę, krėsdami augantiems ant savęs, sūnums ir dukterims keliais klėbiais, jau neapkabinamoms, lazdynai, alksnynai, blendynai ir kiti žarynai it apynė ant tvorų, taip ir šie ant jų kamienų ir stuobrių augdami. Ramstėsi ir kalstėsi, žmogus tenai žingsnio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo per gulinčias drūktas, drūktesnės sankrytas, jau nuo karšaties, jau nuo vėtrų, kaip sakiau, raizgiai sudribusias, tarp kurių apatiniosios puvo į žemę smegdamos, o viršuojos trešo kitą sloguodamos, ir taip keleivis keliaudamos ropojo, pirma ant pavirtusios pušies, o nuo tos ant jos gulinčio beržo ar ąžuolo, dar metuose 1564-6. Abelnajai pamirkai esant daugioje vietoje. Kamarininkai pačiose Žemaičiuose paliko girias, nemeruotas, dėl to vien jau žmogus tenai įlysti ir su kirviu nieko padaryti neišgalėjo, žolės tenai nebuvo, tik tai atvašos. Ir ąžuolas vieną antrą smelkdamos augo, liemeningos eglės pušys klėbiais, neapkabinamos per kitą į padangės, mūšėsi, kurių viršūnį atsivertęs nepraregėsi. Pražylę ąžuolai šimtais metų savo amžių lekuoja savo barzdotomis šakomis, tarsi vienas kito karšatį ramsta. Lepydose beržynuose tas pats buvo, kuriuose klevai, vikšnos ir skroblai, augdami tarsi juos nuo kitas kito,
skaidė įdant į vieną, nesuaugtų trumpai, sakant, vienur kuplus ušida it nendrinai. Kitur tankus eglynai, it kanapynai, niuksojo, o tarp jų kuokštai beržynų, liepynų, klevynų, ąžuolynų, apušrotų jūravo it vilnis į padebesius, mušdamos keleivis keliaudamas vilkų ar meškų, sulėtintų takų keliavo, nesgi vieškelio tenai nebuvo. Perskrit tarp dienos ir nakties tik tai tenumanė, nuo bičių gaudesio. Šovusi suvinčių ar po medžių žiedus užančių, dieną saulės, o naktį žvaigždės ir delčios per lapus neregėjo, nesgi visur tenai amžina naktis viešpatavo. Lapui iškritus ar žiemą keleiviui nuo žvaigždžių kelią tiesieki, nesgi paklydusiam upeliai ir žvaigždės vadovų tebuvo. Jau pragyvenus tenai nuo gaidžio ar šunies balsų namus savo tegalėjau atsekti. Dargonoms dergiant, lietums šežant, tenai nenušiūsi, nebūt nuo medžių rasos, jei sudrėksi. Todėl neįžengiamos balos ir versmės saulės spindulio neužgaunamos nuo amžių burgėjo, kurios ir visų didžiausiams giedrams spiginant niekados neišdžiūvo. Žiemos tenai nebuvo, nesgi sniegas negalėjo įsnigti ir jei kur pūgos ir pusnis kame nekame nuo medžių įkratė, tas pas tenai ilgainiui gaišo. Žmogus su gyvuliu niekaip negalėjo įeiti. Nesgi, kaip sakiau, nei kokio kelio nebuvo. Todėl žiemos laikų šunys užkinkė, važinėjusi upelis nuo ko tuo senu įpratimu. Šiandien dar ankštą kelelį per girią šunkeliu vadina. Kaipogi jų šunys it kumelį dar kudloti ir kelią namo sekė ir nuo žvėrių pati keliaujanti gynojo. Todėl visų pirmieji gyventojai paupėse tegalėjo įsikurti jau dėl kelio, jau dėl meitalo, nesgi stokojant žvėrių ir paukščių. Žuvimis galėjo mysti, o kelio nesant upė ar upelių namus savo pasekti. Čia regis gana berašyti apie senovės kalnėnų ir žemaičių girias, jei kuris negali nuo tų kelių žodžių jų didumą įsitepti, kas per girius tenai senovėje yra buvusios. Tas tepa, tas tepaklausė savo senųjų, ane jam papasakos, kokios buvo girios atminimai. Atminamai dar pirm 60-70 metų žemaičiuose, o nuo to galės manyti, kas per girios tame krašte turėjo būti pirmą 1000 metų, nesgi šiandien dar tėvai vaikus į bažnyčią vesdami sako, vaikeli, ta bažnyčia yra girios vietoje, pastrūnyta. Mūsų Bočius pernai miręs pasakojo, čia jam banda, ganant lūšis jauti suplėšusi. Taip pat daug dar ir tokių tebegyvuoja tarp senųjų, kurie patys naktimis skalų bunta, uždegę, žiburuodami. Ujo vilkus ar meškas nuo bandos iš laidaro, ar vaikais dar baltaplaukis būdami įsikūlę. Užrėjos į krūmus parnešė į trobą vilkyčius, tardami
šunyčius radę. Kožnas čia numano, jog tos girios buvo jiems ne vien pirmoji pastogė ir uždanga. Nuo žiauraus oro, bet dar klėtis visų jų turtų, kuriuose pavalga, apdaras ir lobis buvo paklėstas. Bitės buvo jiems visų naudingiausi girių gyvuliai, nesgi nešė medų ir vašką į drėves, iš medaus darė midų, o vašką tankiai leido į svečią šalį, kaipogi metuose dar 1467 išleido į svečią šalį 2000 pundų vaško. Prašalaitis Žemaičiuose gyvenęs dar metuose 1540. Sako, jog visame pasaulyje nesą taip didžiai balto medaus kaip Žemaičiuose, ką vardai patys bičiulis Bitkopis. Bitininkas, vaškininkas stygavoja, o įstatymai Lietuvos apie dreves tą aiškiai rodo. Giriuose taip pat augo apyniai, kuriuos paupiais rinko ne vien dėl savęs alui ir midui daryti, bet dar atminimai vežė į mugę parduoti. Tarp kitų medės apydų yra metuose 1456 garsus minavojami Žemaičiuose apygardų Skersnemūnių, Pamušių, Joniškio. Mėsa paukščių ir žvėrių patys maitinosi, o nuo speigų ir darganų jų kailis dangstėsi ir siaustėsi tų negavę, tad iš Liepos lungų demblius drabužiai audė, jau avalus vyžo, iš mauknų palagus pūnės ir lapinės sau dirbo apynių virkščiomis ir plaušomis bei vytimis. Suloja ir raišiojo. Iš tų pačių lunkų vijo taip pat virvės ir namų padargą. Tiekė, ką šiandien dar daugioje vietoje tebedaro. Iš tošių žievių šaknų ir vyčių pynė. Ir siuvo namų stotkus, beje, rakandus, kurvius, rėčius, setuvės, pintinės, kretylos ir taip toliau. Žyvyčių, blendžių, vytis, virpgalių vietoje dėvėjo iš beržų ir klevų sulą, leido sakus dervą. Ir degutę žiburį tiekė kailis meškų, lūšių, briedžių ir taurų. Jau patys, kaip sakiau, darėsi jau pluostų ir valčių vietoj per upės keldamasi. Naudojo bebrų, sabalų, kiaunių ir ūdrų audinių blomas leido į svetimus kraštus, keisdami jas į reikalingus savo daiktus. Beje, į geležį ir druską, pačius ragus žvėrių vienus ant kėsčių galų maustė. Ir rogotinės dirbo savo ginklui, nesgi geležės dar nežinojo. Iš kitų gėrė, nuo ko iki šioliai geriama stotkelį, seno įpračio taurė arba tauragė tebevadina. Uogos pačios ir grybai medyje augo, ąžuolai, šermukšniai, ievos ir putelė taip pat. Vaisių nešė, kuriomi jau žmonės, jau paukščiai maitinosi nuo prielaidus labiau ne kaip javais. Atminamai dar Žemaičiuose barioja. Žemaičiuose bariojo visi tie daiktai taip didžiai reikalingi žmogaus gyvenime, jog be jų niekaip negalėjo gyvuoti. Niekame kitur, tik tai tose giriose te buvo gaunami. Ir taip aiškiai anie regėjo, jog girios jiems 100 kartų daugiau naudingų gyvulių ir paukščių bei
putnių augino ir lesino, niekaip patys galėjo su didžiu vargu galvijus į savo namus įsteigti. Kas dar yra didžiau girios juos šildė ir ne vien nuo bjaurių darganų lietų ir speigų bei vėtrų, bet ir nuo pačių neprietelių glemžė, kaipogi, kad kitas tautas pilis, kalnai ir jūros nuo neprietelių gyniojo tad žemaičius ir kalėnus arba aukštėjus, traškančios girios ir versmės dangavo. Todėl senieji kalnėnai ir žemaičiai apsikapėję savo giriose ir versmėse it pilyse ilgus amžius laimingai gyveno liuosybę savo bočių džiaugdamasi ir vieną dievą pasaulio perkūną garbindami. Regėdami senieji tokią naudą iš tų gyrių, didžiai jas gerbė ir augino žalius medžius, laikė, o posaušius tiktai namų medžiagai ir padariniai tekirto, o sankritomis ir sausašakėmis namuose šildysi ir taip juo naudingesnis medis žmogaus gyvenimui buvo, juo didžiau buvo, juo didžiauji saugojo ne vien tūlus medžius, bet ir eilas girias taupė ir už šventas turėjo, iš kurių be žinios girių kunigo nieksai ne vien žalio virbelio išlaužti, bet įžengti tenai negalėjo, negut galą daromas, kaipo šventoje vietoje globos sau veizėjo. Ąžuolas ir ąžuolynas per vis didžiau gerbė, kurių malka pagal jų nuomonę. Reikėjo šventą ugnį tuo intimpos ant Dievo garbės kūrinti iki pabaigos šio pasaulio, todėl ąžuolus kirsti, kaipo šventus medžius, patys kunigai šventais kirviais tegalėjo. Ne vien buvo perdėti ant tų girių kunigai, kurie jas saugojo, bet ant didesnį jų orumo visų didžiojo ąžuolo uoksuose šėtra uždengtus savo dievų stabus laikė ir tenai meldėsi šventą ugnį kūrindami. Nesgi kaip tuojau reikėsime bažnyčių neturėjo, bet jų vietoje buvo ąžuolynai ir lieknai, kuriuose Dievą šio pasaulio perūną garbino, todėl ir tas girias it šventas vietas gerbė ir godojo. Tas dar yra stebuklingiau, jog tose giriose ilgainiui įsikūrė, atsikiminėdami vienkimiuose per gerą šaukimą nuo kits kito taip įdant balsą gaidžio ar šunės savo susėdo. Galėtų girdėti, ką darė jau dėl išvengimo tarp savęs barnių, kurie it veikiai galėjo keltis, turint lygiai pievas, dirvas ir dažus, jau saugodamasi nuo gaisrų, įdant vienam trobėsi, užsidegus negalėtų ugnis prigauti. Susėdo trobėsio arba nutikus viename kieme kokį nočiai, įdant antrasis girdėdamas savo susėdo šunės klojant, pas galėtų tuo tarpu pasitiekti, o jų nuo savęs remti ar antram pagalbą duoti, jei to būtų reikėję. Ir taip
išmintingai Kalnėnai ir Žemaičiai tokių pasirėdimų pagalba ir atsargą viens antram įsteigė, nesgi taip gyvenant nebuvo tarp jų nei įžodžiui, nei įtarčiai, neigi skaugiai vietos. Pakajus tarp jų buvo jiems visų pirmoje. Lieta, kaipogi šiandien dar klausimas Žemaitis, dėl ko nesikiša į svetimus barnis. Ar Vaidus atsako, ne mano kiaulės, ne mano pupos, arba kas man likto nors savo tepasibučiuoja. Taip šiandien dar daugioje vietoje. Tikrieji lietuviai tebegyvena atsikiminėję savo vienkiemiuose, Žemaičiuose, Kurše, Parusėje bei Kalne. Štai ir paskaitėme apie girias.